Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis. Esu Viktorija Čmilytė Nilsen. Žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Sveiki gyvi mūsų programos žiūrovai. Sulaukia 2026 vasario 16. Vytauto Didžiojo karo muziejuje mūsų tautos istorija, o Žalgirio arenoje, kaip ir mūsų laidoje, ne tik krepšinis, bet ir pagarba Lietuvai. Karui baigiantis, kada Kaune 8 miestų turnyras buvo Tarybų sąjungos. Bet buvo neuždrauta Lietuva tėvynė mūsų, tai taip kaip dabar, tai tada irgi, bet tada po rungtynių tauta visa haliai po laimėtų Kauno komandos rungtynių sugiedodavo Lietuvos himną. Ir iki 50 metų ta Lietuva tėvynė mūsų buvo iki to laiko, kada 10 metų Tarybų Lietuvai nesutakako. Įspūdingas jausmas, iš tikrųjų įspūdingas visada, nesvarbu, kad ir kur tai būtų, ar tai būtų arena, ar tai būtų stadionas, ar tai būtų bet kuri kažkokia kita vieta, tai Lietuvos Respublikos himnas man yra vienas svarbiausių dalykų, nežinau, žmogaus gyvenime, o kai tu dar gali prie to prisidėti, kai žmonės dar ypatingai atiduoda save Žalgirio arenoje giedant himną, tai yra nuostabu, tai yra nuostabu. Ar teko gal išgirsti sporto halį, kada pirmą kartą himnas suskambėjo? Vidai dėja nežinokit, Kauno sporto halį neteko. O gal žinai, kieno iniciatyva šitas himnas pradėjo skambėti Kauno sporto halyje? Ne, kieno? Arvydo Sabonio. Arvydas Sabonis, Kauno Žalgirio krepšinio klubo savininkas, nusprendė prieš kiekvienas jo komandos rungtynes, net ir LKL, sporto halyje turi gyvai skambėti Lietuvos himnas, atliekamas vis kitų dainininkų. Maestro Virgilijo Noreiką galima visur sutikti, visur pamatyti, tačiau Kauno sporto halėje tikrai nustebau pamatęs jūs čia, kaipgi taip netikėtai, ar ne? Pakvietė mane himną pagiedoti prieš rungtynes, aš labai dėkoju už dėmesį. Galų gale Žalgiris taip pat mano jaunystės ir dabar vyresniųjų, taip sakant, ir kolegų, ir mano metų jau komanda. Taip kad man bus malonu ir galbūt tam tikrą prasme padėti užvest komandą pergaliai. Labai gerai. Pradžia buvo, o dabar labai turim įspūdingą iš tikrųjų reiškinį, tai prieš kiekvienas Eurolygos rungtynes, be muzikos, be žodžių, kube visi giedam himną. Aš nežinau, tuom turim didžiuotis kiekvienas ir labai visada kviečiu per Eurolygos rungtynes, ypatingai giedant himną, atiduoti visą save, nes tai, ką mes padarom, tai yra įspūdinga. Prieš 20 metų tuometiniai Eurolygos vadovai ne tik nepritarė, bet ir draudė, kad klubinių komandų rungtynės Kaune prasidėtų nuo Lietuvos himnų. Tačiau kuo toliau, tuo garsesnis, spalvingesnis buvo 15 000 choristų atliekamas himnas.
Prie Žalgirio mūšį su Tel Avivo HPL papasakosime po pertraukos, nes dabar kviečiame į Vilnių, kur buvo surinkta moksleivių krepšinio lygos žvaigždžių diena. Ačiū už ją Ugniai Paškevičiūtei ir Petrui Aleksoniui. Tai reikia pasidžiaugti mūsų moksleivių krepšinio lygos dviem damomis, tai Ugnė Paškevičiūtė ir Natalija Liofkina. Na, aišku, ir man teko prisidėti prie šitos sėkmingos komandos. Na ir taip, daugiau negu 2 mėnesius. Kiekvieną dieną sunkiai dirbom, laukiam šitos didžiulės šventės. Na ir kaip sakiau, ir liūdna, ir linksma, aišku, kad ta šventė taip, ėmė greitai ir praėjo. Tai šiandien dabar, kai filmuoja, tai aišku, jau visi ir kažkiek ir kosiantis, ir sergantis, ir pavargę, bandom atsigauti, bet sakau, tikrai emocija labai buvo smagi šeštadienį Oratorijos arenoje, nes visą laiką į moksleivių krepšinio lygos renginius smagu ne tik grįžti, bet ir juos taip, kaip čia pasakyti, įkrist, įsijaust. Mūsų bendruomenė sudaro beveik 7000 jaunuolių, tai visų žvaigždžių dienoje dalyvavo šiek tiek daugiau negu 300. Jeigu taip galima išsireikšti, geriausiai jau iš geriausių. Dalyvavo 8 konkursuose, na ir žaidė jau tradicinėse visų žvaigždžių rungtynės. Man tai labai įspūdį palieka, kuomet skirtingų krepšinio mokyklų, nežinau, pavyzdžiui, vaikai eina apsikabinę arba esam specialiai sugalvoję, net ir konkursų atskiros idėjos yra, kad griauti tas tokias galbūt sienas, mitus tarp atskirų miestų, atskirų krepšinio mokyklų. Tai sakau, matyti, kuomet vaikai varžosi poroje iš skirtingų mokyklų ir siekia tos bendros pergalės, kuomet dar, sakykime, nelaukia galbūt sportinė dalis, kartu juokauja, fotografuojasi, darosi selfius, tai tikrai smagu matyti jaunimą tokį susivienijusi. Jau seniai Lietuvos krepšinio lyga nerengia dėjimo iš viršaus į krepšį konkursų. Už tai moksleivių lygoje jūs tęsite. Kaip visą laiką buvo įspūdingas, su daug emocijų ir vieną per treniruotės arba galbūt netgi ir per rungtynės įdėti. Na ir visai turbūt kita yra ir įtampa, ir papildoma tokia psichologija, kuomet, aišku, visa arena į tave žiūri, kameros sujungtas. Ir kas nugalėjo? Tai turim Tornado atstovą, Ąžuolą Steputį. Tai šaunus vaikinas ir kiti vaikinai šaunus. Ačiū Lietuvos krepšiniui už tokias šventes ir ačiū mūsų Europos ir Eurolygos čempionui Sauliui Štombergui, kurio sūnus 18-metis Ignas Štombergas dalyvauja prestižinėje jaunųjų krepšininkų stovykloje Los Andžele. Su Ignu Štombergu vasario 21-ąją švęsiančiu 18-ąjį gimtadienį, kai jis bus sugrįžęs iš Jungtinių Amerikos valstijų, susitiksime kitoje laidoje. O dabar kavos pertraukėlė. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis. Lygiai prieš 50 metų broliai Gintautas ir Alvydas Tautkai įkūrė Rondo ansamblį, kuris sukūrė himną Gražūs tavo sūnus Žalgirio vaikaičiai. Prieš 40 mečius vaizdo klipą mums sukūrė talentinga režisierė Dzintra Varžgalinė, dabar gyvenanti Airijoje. Gražūs tavo sūnus, Žalgirio vaikaičiai, Lietuva su nuometu baltu. Rytas neišauštų, saulė netekėtų, jei vaikai tau jos neiškeltų. Tavo laimė, laimė mūsų, koliai būsi, kol gyva. Po jubiliejinio skirtų 50-mečiui Rondo koncerto Žalgirio arenoje čia Kauno krepšininkai žaidė Eurolygos rungtynes su Tel Avivo HPL ir laimėjo. Sveikiname. Kur slypėjo komandiškume, geroj gynyboje ir energijoje, kurią davėm. Norim
kažkokį, kad to fiziškumo nuo pat pradžių duoti, kažkur tai aukotis, kad ir baudų padaryti, tai idėja tokia buvo, kad ir Cisko išeitų šviežias po 3-4 minučių. Hapoelis tikrai gera komanda, tai nereikia norėti per vieną kėlinį laimėti. Akcentas buvo, kad visas 40 minučių būtų fokusas ir būtų gera energija, tai džiaugiamės, kad pavyko kada lemiamais momentais tą įgyvendinti. Na vis tiek, Hapoelis puikiai komanda, tikrai turi daug ginklų puolime, sumetė sunkesnių metimų, kur atrodė gerai gynėmės, tai ir buvo taškas į tašką, bet galų gale perlaužėm ir pasiekėm pergalę. Paskutiniu metu nėra gal tokio žaidybinio ritmo ir pergalių, tai turėjome to pasinaudoti ir žiūrovai, kurie susirinko, davė mums emociją ir energiją. Ar Dovydas Giedraitis nežaidė? Trenerio sprendimas, viskas yra gerai, vienom rungtynėm mes jį matom, kitom kitus gal matom kažkiek, tai įgis tikrai gerai įsijungia, taip kad tikrai bus laiko, visus išnaudosim. Pirmose nežaidžiau, dar nebuvau grįžęs į rikiuotę, tai manau, kad to pačio plano laikėmės ir, kaip sakant, vėl parodėm rezultatą. Tikėjomės sunkios kovos, tokia kova ir buvo, gal tik tai paskutinės minutės. Ir rezultatas neatspindi to, bet davė kovą ir žaidėjai yra patyrę, kai kurie žaidėjai tikrai buvo suteikę galvos skausmą, kaip tą išgyvendinti. Kaip jūsų akise sekasi su to susitvarkyti Deividui Sirvydžiui, kuris pernai užėmė svarbų vaidmenį, o dabar jau ilgą laiką nekyla? Aš visą laiką sakau, kad žmogus tikras veidas pasirodo, kai sunku yra. Kai gerai, tai visiems viskas gerai tai yra. Tai dabar matosi tikrai jam, iš krepšinio pusės nėra pats lengviausias momentas, bet kiek matau, kiek iš asistentų girdžiu, iš papildomai dirba, nebenuleidžia rankų, jis eina tikrai kaunasi ir dabar tikrai aš manau, kad jis šiemet Eurolygoje tikrai sulauš šansų ir tikiu juo, nes tikrai daro teisingus dalykus. Viskas gerai, nieko nėra, taip kad viskas yra gerai. Kiek kilometrų pravažiavai tuo dviračiu šiandien? Kokius gerus 2, žinokit. Nedaugiau, nebuvo labai daug, dabar dar daugiau pravažiuosiu. Kas žaidė, tikrai padarė, įdėjo savo indėlį ir džiaugiamės. Vienas rungtynės vieniem, kitas rungtynės kitiems seksis. Tai. Toks Mozės Oraito žaidimas puolime jau turbūt nestebina, bet pirmoji ypatingai sezono pusė kalbėdavo apie tas jo problemas gynyboje. Šiandien iš gynybos pusės ko ne geriausias jo mačas? Jis pats sakė, jau pavargo nuo pasiteisinimų, dabar pradėjo žaisti. Bet norim tokį jį visą laiką matyti. Ne tik aš, bet ir jūs matot, kad jis mėgausi žaidimu ir supranta, ką mes norim ir tikrai gali duoti didelę naudą. Aš jį mačiau dabar paskutinės 2 treniruotės ir tikrai buvo taip pat, ką jis dabar darė per rungtynės, toksai užsivedęs, susikoncentravęs. Iki jo gal labai ilgai daeit reikėjo, nežinau, ar ilgai čia tas tęsis, aišku, gal reikėjo į medį pabels, bet tikrai dabar matosi, kaip jisai treniruotėse dirba, kad jis, jeigu jisai klauso ir daro tą, ką mes norim ir jisai 100% tą daro, tai jisai yra tikrai topinis Eurolygos žaidėjas. Nepyk, aš nieko neturiu ką pasakyti. Prašykit. Kiekvienas turi savo įsitikinimus, nežinau kodėl ir kaip. Sakau, tikrai nesunku pakalbėti. Kaip su ta rinktinė bus? Tai sakau, šnekėjau su treneriu Rimu, šnekėjau ir su federacijos atstovais, tai pasakiau, kad jeigu viskas gerai, tai turėčiau būti, dar čia liko rungtynių, tai dar yra laiko ir žiūrėsim. Kuo daugiau Žalgirių pergalė ir žinoma Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Tikrai taip, puikų žodžiai. Gniaužiasi delnas nuo troškimų tautai didžių. Vėliavos plazda nuo plakimo mūsų širdžių. Lietuva gyslomis teka mūsų vakar, mūsų rytoj. Ir dar 3 mūsų Lietuvos komandos prieš šventinę savaitę žaidė Europos krepšinio aikštelėse.
pirmiausia, Vilniaus Rytas. Holono HPL 98-106 pralaimėjo Vilniaus Rytui. Izraelio komanda, jų geltona apranga, vis dar neturi savo aikštės pranašumo, todėl FIBA čempionų lygos rungtynės žaidžia Bulgarijoje. Nejauku buvo stebėti šias rungtynes Samokovo krepšinio salėje ir ne tik dėl to, kad nebuvo nei vieno žiūrovo. Tokius HPL komandos rungtynių sąlygos, bet ir dėl nekokybiško žaidimo. Nors Vilniečiai ir laimėjo, tačiau buvo pamiršę svarbiausią rungtynių elementą – gynybą. Tikriausiai yra antirekordas, kai Ryto krepšininkai ketvirtajame kėlinyje nė karto neprasižengė ir leido varžovams daryti, ką jie nori. HPL puolėjas Adama Sanogo per 20 minučių surinko 25 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir pasiekė 27 naudingumo balus. Nežinia, koks būtų galutinis šios dvikovos rezultatas, jeigu Sanogo nebūtų pašalintas iš aikštės. Mūsų puolėjai gali ir turi žaisti kur kas geriau. Šį kartą Ryto pergalės spindulis Bulgarijoje paryškino puikiai sužaidę gynėjai Ignas Algiūnas 24 taškai ir Jordanas Volkeris 20 taškų. Lietuvių naudingumas 26, amerikiečių 19 balų. Nors mūsiškiai pasiekė pergalę, bet ir toliau grupėje yra treti. Kovo 11 Vilniuje su Lemano komanda ir 18 Stambulė su Galatasaray sužinosime, ar vilniečiai pateko į kitą lygos etapą. Gal Ryto pergalį Karaliaus Mindaugo taurės finale jį įkvėptų meistriškam žaidimui ir FIBA čempiono lygoje. Dvi mūsų komandos, Lietkabelis ir Neptūnas, praradę viltis žaisti tolimesnėme etape dėl Europos taurės, jau rungtyniavo tik dėl savo garbės. Londono Lions 58-66 namuose pralaimėjo Lietkabeliui. Tai buvo paskutinis abiejų komandų rungtynės B grupėje dėl Europos taurės, nes ne viena iš jų nepateko į tolimesnį etapą. Jeigu panevėžiečiai trečią kartą iš eilės nepravėrė durų į atkrintamąsias, tai Didžiosios Britanijos liūtai, kuriuos tramdo lietuviai, 3 treneriai, 2 administracijos vadovai bei 1 žaidėjas, pirmą kartą norėjo iššokti kur kas aukščiau. Deja, šiame sezone abi ekipos nedemonstravo gero krepšinio, kaip ir šiuose tik dėl savo garbės žaidė. Žemas rezultatyvumas, nemažai klaidų, nedaug ir paruoštų derinių. Pirmasis tarpusavio rungtynės Panevėžyje 13 taškų skirtumu laimėjo Lions, o Londone 66-58 stipresnis buvo Lietkabelis, kuriam 25 taškus pelnė amerikietis Morisas ir 18 Estas Kulamaja. Lietkabelio vyriausiasis treneris Nenadas Čanakas sakė: kiekvienos rungtynės mums daug reiškia. Šiandien abi komandos žaidė labai fiziškai, mums pavyko dominuoti atkovojant kamuolius. Tai ir buvo vienas iš lemiamų pergalės veiksnių. Nors po 2 kėlinių svečiai turėjo 10 taškų pranašumą, trečiajame varžovus skyrė 2 taškai. Londono Lions treneris Tautvydas Sabonis po pralaimėtų rungtynių sakė: ne taip norėjome užbaigti Europos taurės turnyrą. Pirmąjį kėlinį pradėjome gana gerai, antrajame jų zoninė gynyba mus išmušė iš vėžių. Trečiajame kėlinyje kiek atsigavome dėl geresnės gynybos, bet mūsų tik 58 pelnyti taškai nėra gerai. Noriu padėkoti sirgaliams, kurių šiandien buvo ypač daug, sakė Tautvydas Sabonis. Lions ir Lietkabelis turnyrą iškovojo po 5 pergalės ir atitinkamą užėmė 8 ir 9 vietas, nes mūsų komandos prastesnis tarpusavio rungtynių įmestų ir praleistų taškų skirtumas. Neptūnas savo aikštelėje 86-91 pralaimėjo Bakče Šahir komandai. Net 2,5 minutės klaipėdiečiai žiūrovai turėjo stovėti Švyturio arenoje, kol jų numylėtiniai pelnė pirmosius taškus. Tik po 3 iš toli pataikytų svečių tritaškių prabudo apsnūdę šeimininkai. Gal po piktų Gedimino Petrausko reikalavimo žaisti kaip pridera, aikštelėje pagerėjo reikalai, nors visą laiką svečiai iš Turkijos diktavo savo sąlygas. Šį kartą Švyturio arenoje nepasirodė Donatas Starolis ir Richardas Lomažas, todėl galėjo pasireikšti ir jaunesni komandos nariai. Tiesa,
klaipėdiečių laivą tempė prityręs veteranas Mindaugas Girdžiūnas, per 29 minutės įmetęs 20 taškų ir pasiekęs 20 balo naudingumą. 24 efektyvumą parodė Arnas Velička, 15 taškų, 5 atkovoti, 4 perimti kamuoliai ir 8 rezultatyvūs perdavimai. Puikiai žaidė ir Arnas Beručka. Deja, nors rungtynių gale vėl stovint klaipėdiečiams aistruoliams, Neptūnas pakilo lemiamam šturmui, Bakčia Šahir atsilaikė ir laimėjo 5 taškais. Turkai A grupėje liko antri ir pratęs kovą dėl Europos taurės, kada mūsų komandos dėl jos žais finalinėme etape. Sutapimas ar dėsninga, bet visus 4 mūsų Lietuvos komandos žaidžiančius Europos turnyruose Šiauliuose susitiks dėl Karaliaus Mindaugo taurės. O prieš 20 metų mūsų komandos dalyvaudavo LKL žvaigždžių dienose. Kurį mes stebime atplėšę žvilgsnius nuo žemės, pakėlę akis į viršų, bet tebūnie šiandien krepšinis aukščiau visų nesutarimų, aukščiau kasdienybės, tebūnie šiandien krepšinis virš visko. Viskas, šiandien atsisveikiname. Ačiū Jums, kad mylite krepšinį, kad žiūrite mūsų programą. Susitiksime lygiai po savaitės. Iki pasimatymo. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis.